fantastika. Žinokit, tikrai negaliu atsidžiaugti. Bet nemeluosiu. Nelengva. Labai sunku šiandien. Mane emocijos užpuolė. Aš negaliu palaikyti, man reikia stipriau, nes didelis bėgis. Manau, šiandien išsiskirsiu. Beveik apsiverkiau, mindama į kalną. Keičiasi nuotaikas ir man tiek galvoja emocijų šiandien, kad emocijų kalneliai ir šiaip kalneliai. Daiktai supakuoti, užklijuojam ir važiuojam. Dėžių pakavimui naudosime lipnią juostą ir peiliai. Žiūrėm, atvykom į kambarį. Jau gaila, negavom su vaizdu į baseiną. Bet gavom su vaizdu į gatvę. Nu ką pasakysi? Not bad. Kur rūbus džiaustysiu? Rūbų tai neturėsim kur džiausti. Nežinau. Bet kokio dydžio lovą. Turėsim po vieną dvigulį. Keturgulė lova. Nu šiaip kamarys geras, bet iš gaila. Čia tūlikai. Jau atvažiavo ir dviračiai, tai tuoj leidžiamės susirinkti ir važiuosim trumpam raidai dar šiandien. Tai turim nedaug laiko, realiai už valandos jau pajudam, tai turim per valandą susidėti dviračius, pasiruošti aprangas. Ir viskas. Varom. Dabar tu. Dabar tu. Va, ką dedasi? Kavos aparatai viešbučiai. Man nefilmuot, man padėti nešti reikia. Tai gerai. Norit gal mantą? Oi, padės. Ar aš sudėsiu padėti? Ir ką dabar darysi? Aš nežinau. Nu va, Vytautas sudėjo savo dviračio ratą. Mano dviratis skirtingais ratais, tai reikia keisti jau. Dabar pažiūrėsim, kaip moki pasikeisti ratą. Gerai. Žiūriu, ko nevažiuoja, tai ką. Keičiam. Gerai. Va, kokias dirbtuvės. Dviračiai surinkti. Va, mes su kokiom veikėjo. Pašytėm iš kariūno. Judam į kambarį. Kur Arūnas? Grįžtam į kambarius, greitai persirengiam ir pirmas raidas šiandien. Pirmas išvažiavimas, varom trumpam apšilimui ir alaus. Tai ką, turim pirmą įkalnę. Rūta ten už manęs. Ir štai kokie vaizdai. Laiminga. Ram, wow. Viskas, atvažiavome į pirmos dienos tikslą. Visiškai netoli viešbučio keli kilometrai, bet va, atsiveria koks gražus vaizdas. Nu va, chebrytė. Panašu, kad jau kažką veikia. Einam pasilabinti. Patiko? Patiko. Šiaip nesidžiaugiau, kad kalnas pirmą dieną, bet dabar jau gerai. Prisimeni įgūdžius? Papiškiai sugrįš. Jeigu buvo tokie. Aišku buvo. Kas čia? Room service. Vambarai, vandens. Vambaliai, būsim mulai. Tai koks šiandienos planas? Išgert 13 litrų vandens.
Pasirašymas, kiek visokių nesąmonių. Ką darysi? Elektrolitai šiandien meniu ir energiniai batonėliai. Ką rekomenduoja Batrimavičius valgyti per Ironmaną? Ai, bananai. Apmėtyt kolegas bananais. Tai rankos kokias užkašuotas. Bandyk. Neplaukia taip pat. Pirmas sustojimas kavos. Nu ką, buvo ir lietutis užklupęs, o dabar? Va! Giedrijas, saulytė lenda. Tarp kitko, va, čia va matot, yra Kolderatės įkalnė, viena garsiausių visos Denijos apylinkių įkalnių. Čia ką tik Pogačiaras pagerino formą. Viskas šiandien, tai nuotaika labai gera. Minimas buvo toks nesunkus, tai tik nuotaika pakėlė ir labai norisi važiuoti dar. Viskas šiandien numinta, įžanga padaryta ir labai geros nuotaikos. Tai net nesitikėjau, kad Vytautas šiandien pasirinks minti kartu, o neišmins su kokiais greitais vyrais, bet mes kaip mąstam racionaliai, kad pirmoms dienoms negali minti iš karto į didelius kalnus ir duoti labai didelį krūvį, kad atlaikytume likusias dienas. Šiandien tokie kalniukai buvo, bet nesunkus, bet nepažadu, kad kitom dienom biškai nepasileisim plaukų, nes norisi ir išsitaškyti. Išnaudot maksimaliai visą laiką. Suprantam, kad gal ir ne geriausias sprendimas ir sporto atžvilgiu, bet kai esi vietoj, taip tie kalnai norisi minti ir manau, ne tik proto vadovausimės, bet ir emocijom. Pažiūrėsim, bet kadangi šiandien buvo nesunkus minimas, tai dar vakare eisim bėgti. Jej! Gal žinot, kur mano gertuvės dingo? Nerandi? Easy. Vakarėlis. Kovo 23, 6:53 minutės ir aš jau leidžiuosi į apačią lengvai prasibėgti. Šiandien mano gimtadienis, tą dieną pradėkim turiningai. Labas rytas. Labas. Pakeliui matom rūtai išbėgo. Šiandienos rytą pradedu platus kelią. Jas, susiskoro, bėgsiu. Lengvu tempu. Labiau grįžta, tempas. Surinkti savaitės kilometražą.
Nu, kaip savijauta. Jau baigė? Ne, dar. Aš dar tik kelis kilometrus. Pusryčių metas. Parodysim, ką valgom prieš treniruočių dienas. Jau matau. Nu, ką čia prisikrovėm? Kiaušiniai, daržovės, sūris, duona ir blynai, bandelės, čiuros su šokoladu. Tai neperkrauta, bet nereiškia, kad eisim pakartot. Čia tik pirmas užėjimas, neapsigauk. Kaip jautiesi? Kaip seniukas. Šiandien tavo gimtadienis. Seniukas mina į kalnus. Spėkit, kiek Vytautui metų. Užuomina, Prūsaičio daina. Nespėkit. Nespėkit, nu atrodo jaunas. Kitais metais V40 grupė, Netikiu. Konkurencija gal Aš dar suvažiuoja? jaunesnis jaučiuosi. Šiaip vyksta pasiruošimas. Šiandien laukia ilgesnis minimas. 120 km ir sukilimo beveik 2 km. Tai jau taip norisi daugiau energijos. Tai darysime jau energy drinką. Jau šiandien tikrai paimsiu ir gėliukų. Nors stosim šiaip ir normalių pietų. Šventinių pietų stosim. Ir ką čia dar? Nu ką, ruošiam, plakam. Liko 15 minučių, reikia dar įskelti maršrutą, kur minsim. Ir viskas, mes pasiruošę. Renkasi visi. Señores, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vyksta pasiruošimai. Rūta dar neprisidėjo. Keliu, viskas jau. Ir ką, naminė, nežinau, kažkiek kilometrų, dar nedaug, bet atvažiavom iki pirmojo didžiojo dienos sukilimo. Pradedam kilti į Valdebo 500 metrų vertikalų sukilimo. Šiandien ne varžybos, bet kokiu atveju bus reikalų. Kylant į stačias įkalnes yra tokie ženklai, liko 7 km. Ir rašo bazinę informaciją apie sukilimą dviračiams. Jau Kukenis pralėkė, susirinko, bet sakė 37 batų laiko. Nieko keista. 200 metrų, jau kvėpavimas darosi sunkesnis, bet minam toliau. 200 metrų sukilimo įveikta. Dar 400 liko. Pakalbinsime dabar Meinardą. Kokia Meinardo savijauta? Gera, pakal kas gera, va, su visais varau. Žiūrėsim, kiek trauksi. Sunku visiems. Ir karštis jau pradeda kilt. Priekį matau Rūtą. Manęs laukia tikriausiai. Vėjuosi žmona. Iš pačios kaip gražu. Kaip laikaisi? Gerai, šiaip. Vėl nustebinta, kaip gražu. Vakar tokiais vaizdys nemynėm palaikyti. Aš negaliu žinok palaikyti, man reikia stipriau, nes didelis bėgis. Manau, šiandien išsiskirsiu. Labai didelis bėgis mano ir negaliu minti Rūtos tempu, nes per daug sunku išminti pedalus. O negaliu perimti, nes filmuoju.
Man per traukėlę poilsio. Dar 100 metrų sukilimo įveikta. 300 liko. Šiaip jėgų atima, bet daugiausiai jėgų atima tai filmavimas. Sustot, nufilmuot, įsiklipint, pajudėt. Labai daug laiko užima. Dirba Arūnas iš visų jėgų. 4 kilometrai liko, kita atkarpa, 65 metrų sukilimo. Čia jau labai patiko. Jau kalnai. 3 kilometrai liko, bet žinokit, sunkėja. Bet aš prisiminiau, kai man patinka kilt. Nu žiauriai. Atrodo, galėčiau dar kilt. Visiškai. O ten rumina rūta. Rūtos. Ir niekada nežinai, kas lauks už posūkio. O už posūkio va vaizdeliai. Fantastika. Belieka 2 kilometrai. Gimtadienis serviruoja tikrai gerą dovaną. Gal kažkam čia būtų ir kančia, bet man grynas malonumas. Fantastika. Žinokit, tikrai negaliu atsidžiaugti. Bet nemeluosiu. Nelengva. O ten tolumai, pačiam kampe, yra kalno viršūnė. Minti liko nebedaug. Paskutinis kilometras, čia 5 metrų skilimo. Visiškai pasaka, visiškai rodys. Kalnai, jūra, saulė. Nuostabus gimtadienis. Štai viršūnė. Dalis jų sukilę laukia. Nuotraukos, poilsis, bananai, vanduo ir judėsim toliau. Atmina ir rūtos. Esam ant Valdevo kalno, va, maistelis, pasistiprinam, eismo yra, Hebrytė atjuda ir leisimės. O, į pučią! Wow. Galvoju, palauksiu. Gerai, tuoj atslikiu. Tai 14% nenorėjo, kad būtų lengva. Dabar už mūsų važiuoja mašina, ramiai, nelenkia Ispanija. Kai įsitikins, kad saugu, aplenks ir važiuojant 5 km/h. Be jokių pykvinimų, be nieko. Tai čia tokios stačios tos stikelnės, tokios šlykščios, toks vėjas. Ir ant tokio vėjo dabar leistis. Ir atimėto viską. Vietiniai kavinukiai. Nu, pažiūrėkit. Biški kavos. Va. Jau dabar po tų kalnų. Bet tiesiog Nu, gražu?
Labai. Ką valgysi, ką gersi? Ai, net valgyti nebenoriu nuo šitų kalnų. Kavos ir tiek. Noriu, kad nebebūtų tokių stačių kalnių. One cola and one chips. Okay. Aš paimu kolą, gerai? Tai realiai už šitas 2 kavas, kolą, čipsus ir, Ir dar vieną kavą, kurios čia nėra. ir dar vieną kavą, kurią paėmėm, tai sumokėjom 5,30 €. Važiuokit mintys manė. Nu, kaip savijautos? Medium raidas. Ant kameros tikrai čia rūta nelenks. Aš sakau, jau neturėsiu jėgų ateiti tavo gimtadienį. Nepyk, bet gali būt, kad nepakilsiu. Nu, Rūta, dar patinka kalnai? Bet ką tik vos neapsiverkiau. Iš laimės. Nebegaliu viską. Aš Rūta, tik sunku. Labai. Per sunku. Labai sunku šiandien. Mane emocijos užpuolė. Tuoj stosim valgyti ir maistas pagerins nuotaikėlę. Nuo pirmos dienos ir man. Nu, pirmin, nenukabinom nosies, minam toliau. Nu, panašu, rūtai visai nelengva. Bet natūralu, kad sunkioji daly paėmė emocijas. Tuoj užkilsim iš tikrųjų į kalnus, bus sukilimai surinkti ir liks leidimaisi, tai pagerės ir nuotaika, ir savijauta. Ir pabaigsim šiandienos gimtadieninį raidą. Atsigauni. Wow. Pirmą kartą matau tokį Ir kalnuoti. kalnuose, wow. Nu, negandos praeitį. Iš tikrųjų, taip sunku, kaip čia. Vieną akimirką noriu verkti ir man atrodo jau beveik apsiverkiau, mindama į kalną. Užkylam ir vėl tada atsiveria tokie įspūdingi vaizdai, kad tiesiog filmuoju akim, pamirštu, kad sunku ir vėl atrodo džiaugiuosi, kad čia minam, bet taip keičiasi nuotaikos ir man tiek galvoja emocijų šiandien, kad nežinau, kaip išgyventi atrodo tokius emocijų pokyčius. Tai emocijų kalneliai ir šiaip kalneliai. Didžioji dalis sukelimų padaryta. Ar tikrai? Kaip ir Rūta minėjo, emocijų kalneliai yra. Visi. Tai sunku. Šiaip jau eina ir visokių minčių, kai tai mini kalną, ten 14% įkalnė sunku ir pasikeikė ir viską, bet užmeni. Vėl gražu, vėl džiaugiesi. Šiaip Aš tik tiek šiandien negražių žodžių išnaudojau, turbūt jau visą dienos limitą. Tai net ne dienos, jaučiu mėnesą ar ilgiau. Bet, kad ir ką vaidintum... Ten jūra! Pažiūrėk. Taip. Taip, ten jūra. O, Gerai, užtenka čia pesėti. varom prie jūros.
ten bus pakelimų gal. Viskas, baigiam minti. Pagaliau galima atsipalaiduoti, nusimaudyti ir eiti švęsti gimtadienio. Picų. Ir alaus.